galim? Taip galim. Tai sveiki visi, įsijungė mūsų dar vieną podcastą ir šiandien mes turim vėlgi ypatingą svečią, turim Karoliną. Labas, Karolina. Labas, Lukne. Tai esi nauja mokykloje, visiškai čia ką tik sužinojai dalykus tam tikrus, bet mums įdomu sužinoti ir apie tave. Tai ar gali prisistatyti ir papasakoti mums, ką tu šiaip laikai laisvalaikiu ir kas tu esi? Tai aš esu Karolina, esu 1D klasės mokinė, esu taip pat seniūnė, mokykloje lankau teatro būrelį ir aš atėjau iš Vilniaus Naujininkų progimnazijos. Tai labai puikia mokykla, tai kažkas žiūri, tai visų pasilgų labai stipriai apkabinu. Linkėjimai visiems, ne? Jo, būtinai. O ką veikiu laisvalaikiu, tai pastaruoju metu bandau labiau pailsėti, nes iš tikrųjų labai mėgstu mokyklą, mėgstu prisidėti, tai aš bandau visą energiją atiduoti mokyklai. Tai dažniausiai prastai laisvalaikiu mėgstu pailsėti, ten pabūti su draugiam, ten kavos, kažkas tokio. Tai prastai ramiai. Ir dažnai čia tik tai mokslo metų pradžia ir tu jau veiki tikrai daug, tai manau, kad kuo toliau, tuo bus tik tai daugiau ir bus vis geriau. Tai ir šiaip, tu esi minėjus, kad tau patinka daryti dalykus dėl mokyklos. Ką šie žodžiai reiškia ir ką reiškia jie tau būtent? Tai šiaip norėčiau papasakoti apie tai, kaip tai prasidėjo tas visas mano mylėjimas mokyklai padėti. Tai praeitoje mokykloje, ypač 8 klasėje, susiradau labai gerą mokytoją Skaistę, jinai yra informatikos mokytoja, ir mes su ją pradėjom bendrauti. Aš pradėjau jai padėti viską ir aš supratau, kad man patinka padėti mokytojai ir kad aš gaunu, kaip sakant, tokį kaip geresnį ryšį su mokytoja. Ir aš supratau, kad tai man labai patinka. Ir aš pradėjau mokyklai labai daug visur dalyvauti. Dalyvavau tokiose kaip paskaitose, ten mokinių lyderystės bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimas. Labai šiaip patiko, šiaip toksai sunkus pavadinimas. Skamba sunkiai. Jo, bet man labai patiko, nes ten labai daug visko mokėmės. Ir taip pat buvau padėjėja, nebuvau seniūnė. Tai šiaip bandžiau prisidėti kuo daugiau mokyklai ir man, kad šitie žodžiai reiškia, kad aš galiu būti mokyklos dalimi. Aš galiu būti mokyklos istorijos dalis, kuri gali kažką pakeisti mokykloje, kažką geresnio padaryti, kad mokykla būtų gera, bet to nebūtų, atėjom pasimokyti. Ir tipo kažkas tokio. Labai skambų žodžiai ir aš labai džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių kaip tu, kurie taip pamano. Čia yra, mums tokių žmonių reikia mokykloje ir jie yra vis tada reikalingi ir laukiami. Ir tada iškart pereinam ant tokio klausimo, o tai kodėl reikia taip įsitraukti tas veiklas, ką jos duoda ir ką jos duoda tau galbūt ir kaip įsitraukti jas, jeigu tu nori įsitraukti, bet nežinai kaip pradėti, nuo ko pradėti. Tai mano manimu šiaip mokiniai yra pagrindinis mokyklos dalykas ir jie padaro visą tą atmosferą, visą tą draugiškumą ir aš manau, kad tikrai būtina šiaip prisidėti, nes jie yra pagrindiniai, o kaip jie gali prisidėti, tai galima nueiti pas mokytoją, pasiūlyti idėjų, galima į seniūnų tarybą. Iš tikrųjų, kai aš atėjau, buvo labai daug visokių veiklų, tu gali pasisiūlyti, visi tave išklausys. Šiaip yra nemažai mokinių, kurie bijo sakyti, nes jie galvos, kad neišklausysiu, bet iš tikrųjų visų išklauso. Nors esu mokyklai mėnesį, iš tikrųjų labai nustebus, kad labai daug visko yra. Gali viską daryti, ką tik nori ir tai visi išklausys. Tai. Jo, pas mus mokyklai tikrai, ką sugalvosi, tas yra įmanoma iš tikrųjų. Ir tada klausimas tau, o kodėl krenta žmonių aktyvumas? Nes, pavyzdžiui, tu esi labai aktyvi, darai daug dalykų, bet o kodėl yra žmonių, kurie nenori galbūt to daryti ir jie galvoja, kad nereikia kam čia ir taip toliau. Kas tai lemia? Iš tikrųjų, gal pasakyčiau motyvacija, nes, pavyzdžiui, tikrai būna mokinių, kurie, pavyzdžiui, pasako, o kiek socialinių valandų parašysit? Tik dėl socialinių valandų. Taip. Bet jie nepagalvoja apie tai, kad tu gali susirasti naujų draugų, tu gali su mokytoju labiau susibendrauti. Yra visų tų daugiau pliusų ir jie tik žiūri socialinės valandas. Taip, jiems nesvarbu, ką daro, svarbu parašytų tą parašiuką uždėti. Bet iš tikrųjų veiklų yra labai įdomių, tu gali gauti patirties gyvenimui net, ko mums tikrai prireiks, ten bendradarbiavimo, ten visų tų komunikacijų tikrai prireiks pačiam gyvenime. Tai manau, dėl to šiaip dar socialinių tinklų labai ten visi tokie, šiandien tingiu, tai tipo... Pailsėsim, aš daug, ir ilsisi visą savaitę, taip, paskui ten, nuo pirmadienio, ne? Yeah. Tai taip, iš tikrųjų taip ir būna, ir tu užsiminėjai apie savo progimnaziją, tai papasakok mums, mes esam visi pro tai praėję, visi, kas atsidūrėm čia, praėjom pro progimnaziją, bet kuo skiriasi, tau, progimnazija nuo gimnazijos?
pastebėjau, kad skiriasi labai žmonių kiekis. Progimnazija yra ten visi viens kitą žino, labai jų mažai, nėra daug mokytojų, nėra daug mokinių, o gimnazijai jų labai daug. Aš atėjau į mokyklą, aš visur žiūriu, kiekvienas naujas žmogus ir jų labai daug ir nieks nieko vieno nepažįsta. Ir taip pakankamai keista, nes progimnazijai visi jau viens kitą žino, visi žino visas istorijas, vienas kažką pasakys, kitas irgi užgirs, tai tas gal žmonių kiekis labai skiriasi. Ir... Manau, čia yra laiko klausimas, nes praeitais metais aš irgi atėjau ir čia buvo, atrodo, o dieve, čia nieks nieko nepažįsta, bet paskui tu pradedi matyti tuos pačius veidus ir pasidaro viskas kaip progimnazijai. Tai manau, čia dar reikia laiko tam, bet tikrai yra tas, kad daugiau žmonių, daugiau visokio triukšmo veiksmo ir galbūt ne visada tu jį žinai, nes progimnazijai viską žinodavai, ten būdavo pletkai ir taip toliau. Taip, tai... Bet tau patinka gimnazijai? Tau geriau gimnazijai negu progimnazijai, ar ne? Ar buvo atvirkščiai? Tai iš pradžių iš tikrųjų labai buvo keista. Aš nesakau, kad man gimnazija nepatinka, bet labai reikia priprasti, nes, pavyzdžiui, progimnazijoje su visais mokytais bendravau ir buvo taip sunku priprasti prie naujų žmonių, bet šiaip jau mėnesis praėjo, tai iš tikrųjų viskas patinka, labai džiaugiuosi. Tai. Aš labai džiaugiuosi, kad taip greitai adaptavais, nes man bent jau užtruko labai ilgai, pasakyčiau. Bet aš labai tau linkiu, kad taip ir būtų toliau, kad tu, žinai, kažkaip nenusiviltum kažkuom ir būtų ta motyvacija visada. Ačiū. Ir tada tau yra paskutiniai klausimai. Ar turi savo autoritetą ir kas jis yra? Iš tikrųjų, man labai daug žmonių yra autoritetas, bet aš jau pasirašiau paminėti kelis. Tai pirmą paminėčiau savo praeitos mokyklos mokytoją Skaistę. Jinai paštai angelėlis yra, jinai man labai daug visur yra padėjus. Kai man būdavo blogai, jinai būdavo vienintelė, kuri mane palaikydavo, kai visi nusisukdavo. Iš tikrųjų, net ir jinai paskatino mane tai padėti mokyklai, dėl to pas mane yra tokia motyvacija padėti net šitoj mokyklai. Nežinau, kad mane šita mokytoja Skaistė, jinai mane visada palaikys, mes dar visus įrašom, tai jinai yra mano autoritetas. Man patinka, kad jinai nėra tokia pasikėlus mokytoja. Jinai yra elgisis kaip ir jinai yra. Žodžiu, jinai labai faina. Labai smagu, kai mokytojas kuria ryšį su mokiniu. Čia yra turbūt vienas svarbiausių dalykų šiaip mokykloje. Tai dar turiu paminėti, tai šioje mokykloje mokytoja Rytį, nors ir žinau tik mėnesį, bet pirmą dieną, kai stovyklai buvau, pamačiau, kaip jis elgėsi su mokiniais. Aš buvau nustebus, nes iš tikrųjų progimnazijai nebuvo tiek daug tų ryšių su mokiniais, tai man buvo labai taip prie širdies, kad, pavyzdžiui, jūs bendravote taip gerai su Ryčiu. Ir dar norėčiau paminėti gal vyresniokos mokyklai, tai tu Luknėsi, Frida, nes prastai irgi man patinka, kad čia yra žmonių, kurie mėgsta kažką daryti mokyklai, kad jie irgi nežiūri, kad čia yra kažkoks pragaras žemėje, ten, kad jie žiūri... Šitie žodžiai taip, labai blogai, kai žmonės taip galvoja, kad čia yra kalėjimas, Ne, iš tikrųjų, man labai patinka, kad yra vyresniokai, kurie palaiko, nes man, pavyzdžiui, tai yra labai svarbu, kad mane priėmė. Dėl to man taip išėjo, kaip pakankamai greitai su visais susibendrauti, nes visi draugiški yra. Tai toksai ačiū žodis. Aš manau, kuo toliau, tuo viskas bus tik geriau. Jo. Tikrai. Ir tada paskutinis klausimas. Ar turi savo didžiausią svajonę? Aš neturiu tokios svajonės, kur iš vaikystės, bet, pavyzdžiui, dabar turiu savo tikslą ir tokią kaip svajonę. Tai šioje mokykloje būtų tokiu geru žmogumi. Esu mėnesį, tai dauguma sako, kad aš esu ekstrovertė, kad aš ten labai mėgstu bendrauti, tai man iš tikrųjų labai širdį šildo, nes aš tokia ir noriu būti. Aš labai noriu visiems padėti, būti žmogus, kuris prastai visada palaikys. Ir dar viena tokia svajonė, aš labai norėčiau, kad mano ta mylimiausia mokytoja ateitų į mano 12 klasės išleistuvės ir irgi pamatytų, ir kad pamatytų galbūt mano vestuvės. Tai tokia svajonė. Labai miela, labai tikrai miela. Tai koks vardas Skaistė? Skaistė. Tai aš manau, tikrai žiūrėš šitą podcastą, gali nusiųsti linkėjimus jai. Myliu, bučioju, širdelę nešioju. Tai labai gražios tavo svajonės ir aš labai linkiu, kad jos išsipildytų. Ir ačiū tau labai už pokalbį. Labai mes čia greitai pakalbėjom, labai, fainai. Tai ačiū jums žiūrovai, kurie žiūrėjo, kurie klausė. Tau labai dėkoju už pokalbį. Ačiū tau irgi. Ir iki kitų kartų. Viso. Viso. Matai kaip greitai.